Dantų implantai ir protezai tarsi yra toksai ilgalaikis sprendimas, tačiau dantų implantų, kaip ir natūralių dantų, burnos priežiūra yra labai svarbi. Dantų implantus taip pat galime prarasti dėl keletos priežasčių, kai yra netinkama burnos higiena ir implantų priežiūra, taip pat dėl bakterijų arba dėl bendrinių ligų, kada imunitetas susilpnėjęs. Taip pat galima prarasti dėl traumų arba žalingų įpročių, tokių kaip rūkymas. Dažniausiai dėl ko mes prarandame implantą, tai yra bakterinio uždegimo atsiradimas aplink implantą, kada kaupiasi bakterijos. Uždegimas apima dantenas, kaulą, ko pasėkoje irsta kaulinis audinys aplink implantą ir jeigu laiku negydyti, implantas gali pradėti judėti ir netgi gali tekti jį pašalinti. Dantų ėduonies implantui negali būti, tai yra išskirtinai tik tai natūralių dantų liga, tačiau aplink implantą, kaip jau ir minėjau, gali atsirasti bakterinis uždegimas, jis vadinamas periimplantitu. Ir negydomas periimplantitas tiesiog įtakoja pačio implanto netekimą. Taip pat gali įvykti lūžiai, kada yra ar kaulo tankis ar nesumažėjęs, ar uždegimas, mažėja kaulinė pertvara ir esant dideliems krūviams gali įvykti kaulo lūžis. Ne pačio implanto, bet tiesiog kaulinio audinio lūžis nuo per didelės apkrovos, bruksizmo ar stipraus sukandimo arba kažkokių tai traumų. Labai retai, itin retai gali lūžti pats implantas nuo jau per didelės traumos ar kada yra nusidėvėjusi medžiaga, bet čia jau yra labai itin retas dalykas, dažniausiai lūžta kaulas aplink implantą. Visų pirma, rekomenduočiau minkštą dantų šepetėlį, kad jisai nepažeistų, nesubraižytų ne tik emalio, bet ir implanto. Taip pat labai tinka vieno danties šepetėliai, jie turi tokią apvalią galvutę ir mes galim pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas. Elektriniai dantų šepetėliai taip pat gali būti taikomi implantų priežiūrai, bet vėlgi rekomenduočiau rinktis minkštais šereliais ir su spaudimo jutikliu, kad per daug neperspausti. Tarpdančių šepetėliai. Tarpdančių šepetėliai būtų gerai, kad parinktų specialistas, kadangi tarpdančiai ir tarp pačių implantų, ir tarp natūralių dantų ir implantų. Tarpdančiai gali būti įvairiausio pločio. Geriau, kad specialistas padėtų pasirinkti dydį ir formą. Dažnai implantams prižiūrėti yra specialūs tarpdančių šepetėliai, kurie turi specialias dangas, kad implantas nebūtų subraižytas. Ir aišku, laiku pakeisti tuos šepetėlius, jeigu nusidėvi jų šereliai, pakeisti naujais. Kai susidėvi, nubyra arba išsilanksto vielutė, tai yra indikacija, kad reikia pasikeisti į naują. Dar nekalbėjau apie tarpdančių siūlą aplink implantus valymui. Čia yra labai įvairių nuomonių, kai kurie specialistai teigia, kad valant su tarpdančių siūlų gali likti plaušelių, užsikabinti, nuplyšti, bet noriu pasakyti, kad yra specialūs siūlai skirti priežiūrai implantų. Jie dažnai būna iš specialios minkštesnės medžiagos, storesni, neatsiranda tų plaušelių. Vėlgi rekomenduočiau pasitarti su specialistu, kad padėtų
išsirinkti tinkamą, kad nepridaryti žalos. Tinka implantų priežiūrai burnos irigatoriai. Jie yra kaip papildoma priemonė šalia siūlų ir šepetėlių ir kitų. Tiesiog vėlgi reikėtų pasitarti su odontologu arba burnos higienistu, kaip naudoti taisyklingai, ar aplamai galima naudoti, ar nėra kažkokių specifinių burnos problemų, dėl kurių nebūtų galima naudoti, kad pamokytų, kaip taisyklingai nukreipti srovę, kad nepažeisti dantenų. Reikėtų vengti abrazyvių, kad nesubraižyti emalio paviršiaus. Taip pat vengti pastos su didelio fluoro koncentracija ir skalavimo skysčiu, kadangi gali sukelti implanto koroziją, spalvos pakitimus. Todėl jeigu burnoje yra tik implantai, tai rekomenduočiau naudoti dantų pastą be fluoro. Jeigu burnoje yra ir natūralių dantų, ir implantų, tokiu atveju galima naudoti dantų pastą su sumažintu fluoro kiekiu arba netgi kaitalioti kitas medžiagas, tokias kaip hidroksapatitas, dantų pastos, kur yra su hidroksapatitu. Šiai dienai tikrai yra pasirinkimas ir kitų medžiagų. Kalbant apie burnos skalavimo skysčius, reikėtų pasitarti su gydytoju odontologu arba burnos higienistu, kad pritaikytų pagal esamą situaciją ir poreikį, nes jeigu naudosime netinkamą skalavimo skystį ir dar ilgą laiką, mes galime turėti problemų. Labai noriu atkreipti dėmesį į rūkymo žalą, nes tai labai dažnai įtakoja periimplantito atsiradimą ir implantų netekimą arba po operacijos prastą žaizdų gijimą ir neprigijimą. Taip pat labai svarbu yra ne tik, kad gerai prižiūrėti, mokėti ir naudoti tinkamas priemonės namuose, bet labai svarbu yra reguliarūs apsilankymai pas burnos higienistą implantų priežiūrai ir pas gydytoją odontologą. Nors implantai šiai dienai išsprendžia daugelį problemų mūsų estetinių, kada mes esam netekę dantų, bet vis tik noriu priminti ir pasakyti, kad natūralūs dantis tai yra ne tik gražu, bet tai ir sveika, tai yra natūralu, taip mums yra duota iš gamtos, todėl labai kviečiu prižiūrėti dantis, mokytis sveikos gyvensenos, sveikos mitybos, burnos priežiūros, kad išsaugotume savus dantis, kad nereiktų ateityje investuoti į implantus ir kad galėtume džiaugtis aukšta gyvenimo kokybė ir gera savo sveikata.